Vago sujungimai ir ne tik. Šiandien pasikalbėsime, kaip sujungti laidą. Pirmas variantas, pats svarbiausias, kai mes turime aliumininį laidą ir norime sujungti su variniu. Dažniausiai tokias situacijas vyksta blokiniam name, jeigu mes kažkur tai norim trupučiuką perkelti tą patį jungiklį, o visos instaliacijos keisti nenorime. Kas yra negerai. Bet jeigu jau ruošitės dauginti laidą, šiandien papasakosiu, kaip tai padaryti geriausiai. Pradėkime nuo tokio varianto, kad susukti laidą varinį su aliumininiu negalima, nes dažniausiai situacija va taip susuka žmonės ir galvoja, kad čia labai geras sujungimas. Po metų laiko, žinokite, va taip sujungus laidus, jau galite sulaukti ir gaisrą. Nedarykite taip, būtent jeigu aliumininis su variniu. Aš net nesiūlau, jeigu varinis laidas, aliumininis su aliumininiu, paprasčiausiai va taip susukti. Čia jau senas standartas ir niekas taip nedaro. Kitas būdas, kai mes turime įvairių vago sujungimus, bet jie irgi ne visi skirti sujungti aliumininį laidą su variniu. Aptarkime pačioj pradžioj, koksai variantas netinka. Nes daleiskim, aš rankose turiu vago sujungimą 2-2-1. Šis variantas mums netinka. Bet ne taip, kad nedarykite. Darykite jūs ką norite, bet paprasčiausiai yra tokių niuansų, apie kurias nieks nekalba. Tik tai sako, kad negalima ir viskas. Šiandien pabandysiu paaiškinti. Būtent šis variantas turi vario vidų. Ir dėl to šis sujungimas iš viso blogas, jeigu mes ir čia į vidų įdėsime pastą. Apie pastą pakalbėsime trupučiuką vėliau. Tai šis variantas vago 2-2-1 netinka sujungti varinį laidą su aliumininiu. Nesujunginėkite laidus su šio vago sujungėju. Tada kitas toksai senas variantas, štai taip atrodantis. Arba taip, gali būti štai taip. Jeigu jūs tiksliai žinote, kad visas tas sujungimas padarytas iš metalo, tai jį kaip ir galima naudoti, bet šiandien jis nelabai tinka, žinokite, labai daug užima vietos, daleiskim, mes turime betoninę sieną, tai ten gręžti, kad paslėpti būtent tokį sujungimą, nėra gerai. Tai atmetame jį. Tada visi kiti sujungimai, jų štai tiek rankose, turiu labai įvairių variantų. Tik tai vienas šitas skirtas sujungti varinį laidą su aliumininiu. Dabar pakalbėkime apie tokį scenarijų, kur ir kaip galima sujungti varinį laidą su aliumininiu. Man atrodo, kad per šį vaizdo įrašą jums nusibos girdėti varinį laidą su aliumininiu, varinį laidą su aliumininiu, bet nieko nepadarysiu. Kitaip negalėsiu paaiškinti labai pilnai, tai pasakykime. Tai va, šis sujungimas vago 2-2-2. Ir pats gamintojas rašo, kad galima sujungti skirtingus laidus, bet tai reikia padaryti teisingai. Turėti specialios pastos, kad aliumininis laidas neoksiduotų. Mes paprasčiausiai į vidų įstatom švirkštą ir pilnai dedame tą pastą. O tada jau galima kišti laidus ir užspausti. Šis sujungimas bus pats geriausias. Aš nekalbu, kad ten su varžtu, ne metaliniu varžtu, mes galim irgi ten susukti tos laidus, suspausti, susukti, sutvirtinti ir tada kažkaip ant viršaus apvynioti izoliaciją, bet toksai variantas paprasčiausiai labai sunkus, labai grubus, labai nepatogus ir užimantis daug vietos. Dabar aptarkime šios variantus kaip vago 2273/202. Tada turime štai tokį variantą 2273/205. 2273/204 ir šio dar nebuvo 2273/203. Būtent šitie variantai, mano manimui, galima sujungti varinį laidą su aliumininiu. Kodėl? Todėl, kad viduje mes turime tą plokštelę iš metalo. Mes gauname štai tokį variantą, kaip ir buvo čia pas mus, vago 222.
patariu aš sujunginėti laidus ar vis dėlto ne. Jeigu gamintojas sako, kad ne, geriau taip nedaryti. Bet jeigu jūs neturite kitos išeities ir norite paprasčiausiai susukti tos du laidus, tai taip geriau nedaryti, o pasidaryti būtent pasiimti bet kokį vagos sujungimą, kur aš vardinau prieš tai, ne, tie 4 variantai ar 5. Užpilame pastos ir galim sujungti laidus. Čia tikrai bus geriau, negu jūs norite ten susukti tą laidą ir padengti izoliaciją. Jeigu jūs norite sujungti varinį laidą, tai bet koks variantas jums tinka, bet aš to daryti nesiūlyčiau. Jeigu yra paskirstymo dėžė, ne, ten turite pilną priėjimą, tai galima sujungti. Bet jeigu jūs norite kažkur tai vidury sienos palaidoti tą kabelį sujungtą, nu taip geriau pakeiskite visą kabelį ir nuo vienos dėžutės tempkite į kitą ir viskas. O kad ten sutaupysite, nežinia ką jūs sutaupysite, su laiku gali atsitikti taip, kad kita rozetė paprasčiausiai neveiks. Ne, kažkas tai atsitiks su to vagos sujungimu viduj sienoje ir jūs net nesurasite. Arba reikės ieškoti tą vietą, išardyti sieną ir labai daug turėsite rūpesčių. Manau, kad šis vaizdo įrašas naudingas, nes ir jūs rašėte komentaros, ar yra toksai vaizdo įrašas, kad pilnai galėčiau ten viską paaiškinti ir papasakoti apie vagos sujungimus ar ne. Tai šiandien toksai vaizdo įrašas jums į pagalbą. Linkiu laimės, sveikatos, gero sujungimo ir kad kiekviena rozetė jūsų name turėtų įtampą 220 ir niekur nedingtų. Viso laimės, sėkmės. Ačiū. Viso.